Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas organizavo tarpinstitucinės pratybas, kuriuose dalyvavo gausios ugniagesių pajėgos, greitosios medicinos pagalbos darbuotojai ir kitų institucijų atstovai. Nušausiu! Ateikite daugiau, visus iššaudysiu! Pagal pratybų scenarijų į porolono gamyklą įsiveržė ginkluotas nekontroliuojamo įniršio apimtas asmuo, kuris sužeidžia 5 darbuotojus. Apie ypatingą padėtį pranešta bendrajam pagalbos centrui. Tie ekipažai, kurie vyksta į Jurgiškių kaimą, į vidų neina, prižiūrit perimetrą ir laikotės visų saugumo priemonių. Tądien dirbę policininkai nežinojo, kad vyksta pratybos, todėl į Vita Baltic International gamyklą atskubėjo gausios specialiųjų tarnybų pajėgos. Atvykę pareigūnai buvo informuoti, kad gamykloje vyksta pratybos, o koviniai ginklai pakeisti mokomaisiais šaudančiais dažais. Pareigūnai turėjo suvaldyti situaciją, jų veiksmus stebėjo ir vertino visi projekto partneriai – Lietuvos policijos mokyklos instruktoriai, policijos departamento atstovas. Greičiausiai asmuo yra mėlynam angare. Policija! Policija, prie ginklo! Išeik pakeltom rankom, policija! Šūvis. Padėk ginklą! Bėk į lauką, bėk į lauką, ten bėk! Žmogus matom, duodė žemė. Atėjėmės, nedirkit čia! Policija! Šausiu! Išeik, policija, naudoti ginklą! Išeik pakeltom rankom, sakau! Policija! Mes ginklą! Pamok pratybos, kad suprastų visuomenė, tai yra spontaniškas smurto išpuolis, kuris iš tikrųjų pasaulyje jau darosi gana dažnas atvejis. Tai tas asmuo, kuris ryžtasi šitam žingsniui, jo yra tikslas kuo daugiau žmonių sužaloti, kuo daugiau žmonių nužudyti. Ir jeigu pernai buvo situacija, kada buvo paimtas įkaitas, tai yra visai kitas algoritmas, kada atvažiuoja derybininkai, specialių paskirties policijos pajėgos. Šiuo atveju, Pamok situacijos atveju atvažiuoja policijos pareigūnai ir turi veikti čia ir dabar, reiškia, jie mato, kad jau vyksta žmonių žalojimo žudymas ir jie turi patys priėmę sprendimą iš karto eiti, bandyti neutralizuoti asmenį, gelbėti žmones. Policijos pareigūnai pratybų metu neutralizavo automatu ginkluotą vyrą, 5 statistai su tariamais sužalojimais perduoti medikams. Policijos pareigūnai sužalojimų kaip ir nepatyrė. Asmuo, kuris vykdė šią veiklą, buvo nukautas, buvo pataikyti 3 šūviai, vienas į koją, 2 į krūtinę. Situacija buvo suvaldyta. Netrukus į gamyklą skubėjo gausios ugniagesių pajėgos, kai buvo pranešta apie į aplinką tekančias itin pavojingas cheminės medžiagas. Atvykus į įvyką vietą matyti vienas nukentėjusysis be gyvybės ženklų, vienas kabantis. Dabar atitverta teritorija. Buvo pavogta autocisterna iš iškrovimo rampos, ji buvo išvaryta neatjungus iškrovimo žarnų, o pasėkoje buvo išplėšti vamzdynai ir įvyko cheminių medžiagų nuotėkis. Ugniagesiai pirmiausia medikams perdavė vieną nukentėjusį, o kitas buvo pakibęs šalia įkrovimo rampos, kai autocisterna nuvažiavo. Kadangi toje vietoje į aplinką skverbėsi chemikalai, gelbėtojai naudojo specialius cheminės apsaugos kostiumus. Pavojingos medžiagos buvo padengtos putomis, tada išlaisvintas pakibęs manekenas ir sustabdytas chemikalų tekėjimas į aplinką.
Nors ugniagesiai žinojo, kad vyks pratybos, tačiau nebuvo informuoti, kokią avariją teks likviduoti. Vita Baltic International gamykloje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos, todėl likviduojant tokias avarijas svarbu ne tik sklandus ugniagesių darbas, bet net ir vėjo kryptis. Taip, oro kryptis yra lemiamas veiksnys cheminės avarijos atveju. Šiandien dienai pagal realią situaciją mums labai buvo palanki kryptis, vėjas pūtė nuo gamyklos, tai galėjom dirbti šiek tiek mažesniais saugiais atstumais, bet esant blogiausiam scenarijui, tai gali tek nešiot nukentėjusius iki 800 metrų. Nuo tokių situacijų neapsaugotas niekas, sako gamyklos vadovas Karolis Valukonis. Tai iš tikrųjų antroje situacijoje, ką matėme, mes turėjom cheminės medžiagos įsiliejimą. Mes turime vieną iš pavojingiausių cheminių medžiagų, kuri yra labai laki. Ir iš tikrųjų, jei įvyksta realus įsiliejimas, turime evakuoti visus bent kilometro spindulių. Ir šiandien matėm labai gerai pasiruošimą gaisrininkų, jie atvyko laiku, padarė viską mano galva labai teisingai, mūsų žmonės taip pat sureagavo irgi labai teisingai. Mums saugai yra numeris 1, tai baimintis tikrai nėra ko, mes įdedame labai daug darbo užtikrinti saugą darbe. Apie pratybas iš anksto buvo informuoti aplink gamyklą gyvenantys žmonės, jiems išsiųstos trumposios žinutės. Pasibaigus pratyboms bus analizuojama, ar visi gyventojai gavo pranešimus ir kaip į juos reagavo. Labai didelė nauda, mes šiandien turėjom visas pagrindinis gyvybiškai svarbiausias organizacijas, policija, greitoji, gaisrinė. Tai iš tikrųjų per šiandienos pratybas mes pastebėsim daug gerų dalykų, ką galim padaryti geriau. Kai kurių klaidų buvo. Situacijos nėra tipiškos, taip kad klaidos jos realiai ir turi būti. Tam ir vyksta pratybos, kad mes matytum, kas yra dar tobulytina. Kažką įskirt, šitoj situacijoje, kalbėjau su instruktoriais policijos mokyklos, jie situaciją vertino pakankamai neblogai. Aišku, kai kurių situacijų yra, bet pati visa situacija, sakykime, buvo suvaldyta. Pratybos parodė, kad kaip visą laiką yra dar kur tobulėti, bet bendra visuma tikrai esam pasiruošę neblogai. Žiūrėsim filmuotą medžiagą, analizuosim savo klaidas ir tobulinsimės toliau. Tai ne pirmos pratybos padidintos rizikos Porolono gamykloje šalia Alytaus. Tarptautinės pratybos organizuotos įgyvendinant projektą pasiruošę kartu krizių valdymas pasienio savivaldybėse, kuris iš dalies finansuojamas 2021-2027 metų Interreg Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos lėšomis.